savo visos nakties apsirengimą. Taigi, čia yra mano pirmadienio apranga. Ir jūs matote baltą megztą megztinį. Jis man žiauriai patinka, jisai ilgas ir šiaip žiauriai fainas. Ir juodus džeginsus. Štai tokia pirmadienio paprasta, bet faina apranga. Taigi, antradienio apranga. Ir joje jūs matote juodą megztą suknelę ir žiauriai faina liemenė, kuri man žiauriai patinka, žiauriai faina ir žiauriai miela. Ir pilkos pėdkelnės, kad nebūtų šalta. Na, ir tiek. Taigi, trečiadienio apranga ir mano žiauriai pati mėgstamiausia. Man žiauriai patinka. Taigi, languoti marškiniai spalvoti, tada rudas marškinis, kadangi žiema, visi šalta, toksai gana ilgas ir raudoni paplėsti džinsai, kurie man irgi žiauriai patinka. Na, tai tokia faina apranga. Taigi, ketvirtadienio apranga ir tai yra tokia kaip suknelė, panašiai liemenė, su žiauriai fainu megztiniu ir pilkos pėdkelnės. Ir aš manau, kad tokia faina apranga tiems, kurie mėgsta šiltai, bet kažkaip fainai apsirengti. Taigi, penktadienio apranga, jūs čia matote rožinį žiauriai fainą megztinį, kas man žiauriai patinka. Ir taip pat šilta, faina apranga ir mėlyni džinsai. Tiek. Šeštadienio apranga ir joje jūs matote žalią megztinį su plačiu kaklu. Taigi toksai žiauriai fainas, jis labai šiltas ir žiauriai toksai mėgstas, nežinau. Ir balti džinsai su apačia žiauriai tokiam mielam sagutėm, man žiauriai patinka džinsai, kur gale sagutės mane žiauriai gražus, tai va tokia faina apranga. Taigi, sekmadienį ir jūs matote mielą megztinį su daikučiu, kuris žiauriai fainas, jo kapišonas minkštas, medžiaga kaip iš tos daikutės. Ir man tiesiog labai fainas, jis labai šiltas, kai šaltą dieną, žiauriai fainas, apsirengi kažkas šilta. Ir violetiniai džinsai, turbūt nelabai matosi, kad jie violetiniai, bet violetiniai. Taigi, ja, faina apranga sekmadieniui.